Sveiki, vaikščiojau po gimtąjį Limburgą, Niderlanduose. Limburgas tai yra mano gimtinė Niderlanduose, aš esu limburgietis. Ir, blėt, nemačiau, vat, žiūrėkit, kiek namukų. Nesupratau, kas tai yra, niekada čia nebuvo namukų. Čia buvo gamta, vat, upė, gimtinė. Ir vat žiūriu namukai ir galvoju, kad čia yra. A čia yra ukrainiečių pabėgėlių miestelis. Va tokį miestuką pastatė, įdomu. Namukai, laikini tokie, bet jeigu aš bėgčiau nuo karo, man būtų gerai. Būtų labai gerai. Va, o iš Lietuvos aukščiausiojo teismo gavau sprendimą, kad pasirodo mano kasacinis skundas dėl mano finansavimo iš Rusijos yra priimtas nagrinėti. Ašgi gavau 3500 eurų baudą Lietuvoje už tai, kad jiem atrodo, kad aš atstovauju tokiam Jesakovui. Kad aš parašiau Jesakovo skundą į Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetą, o Jesakovas už Jesakovą man apmokėjo Rusijos Profond, išsiųsdamas man pinigus į Panamą. Daug pinigų. Daug. Kaip daug. Bet, taigi jie neturi jokių įrodymų, kad tai buvo. Visų pirma, neturi įrodymų. Visų antra, Jesakovo bylos iš viso nėra tokios. Nėra tokio žmogaus kaip Jesakovas. Karočią, Jesakovas matyt norėjo gauti pinigus iš Profondo ir Profondas matyt jam gal ir davė tos pinigus, bet man tai jų neperdavė ir dėl to aš neparašiau Jesakovo bylą, skundą į Jungtinės tautas. Kadangi man tai nesumokėjo jokių pinigų. Tai va, ir nėra Jesakovo bylos. A man jau nuteisė mane, kad aš jau parašiau skundą Jesakovui. Aš parašyčiau, bet kad Jesakovas man niekada jokio įgaliojimo nebuvo davęs, jokių pinigų nedavęs. Tai va, bet apskritai aš galvoju, kad labai gerai, kad Profondas duoda pinigus tam, kad žmonės galėtų rašyti skundus į Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetą. Labai gerai. Man tai labai patinka. Tik tai man reikia. Tai va, priėmė mano skundą aukščiausiasis teismas ir rašo, kad taip nagrinės tą faktą, kad man nebuvo leista kalbėti ispaniškai, ašgi panamietis pagal tautybę esu. Man uždraudė kalbėti ispaniškai, privertė kalbėti lietuviškai, bet aš lietuviškai labai blogai šneku. Tai ką aš šnekėjau, aš pavyzdžiui šnekėjau, kad Jesakovas man nemokėjo pinigų, kad niekada neturėjau sąskaitos tame Panamos banke, tai yra tiesa. Ir tas yra tiesa, ir tas. O teisėjai nesuprato. Jei VSD sakė, kad turiu, VSD jokių įrodymų neturėjo, bet kadangi aš kalbėjau labai prastai lietuvių kalba, teisėjai nesuprato ir nuteisė mane, skiria man baudą. Ten yra 4 suklastoti dokumentai. Ir jo suklastojo LRT žurnalistas. LRT žurnalistas suklastojo dokumentus, kad atseit man skiria tuos pinigus ir aš juos gavau. Ir parašiau Jesakovo skundą, kurio nėra. Aš tarp kitko galvojau, ar man sumokėti tą 3500 eurų baudą. Ir nutariau nueiti į sinagogą paklaust Dievo. Sakau Dievui, Dieve, ar man reikia sumokėti tą baudą? Ir duok ženklą, Dieve, sakau. Ir tada aš pažiūrėjau pro sinagogos langą ir ten aš pamačiau medį. Ir tai buvo Dievo ženklas, kad nereikia mokėti jokių baudų Lietuvai. Ir nuo tų laikų aš nemoku jokių baudų Lietuvai, kadangi man atrodo, kad nereikia, kadangi man Dievas pasiuntė ženklą, kad mokėti nereikia. Tai iki šiol nesumokėjau ir nemokėsiu, koks ten nebūtų sprendimas. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos
teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.